Pasaka apie geniuką ir voveraitę. Seniai, labai seniai, tankiame pušyne gyveno savo toks paukštelis. Geniukas Gediminas. Jis buvo pasipuošęs ne tik savo raudonai, juodai ir baltai ryškiomis plunksnomis, bet ir ilgu, aštriu snapu, kuriuos tuksendavo kietus medžių kamienus. Kasryt jis tekančią saulę pasitikdavo laiku ir plačiai išskleidęs sparnus išskrisdavo iš savo lizdo pradėti dienos darbų. Vieną saulėtą dieną Gediminas darbus pradėjo ant itin didelės pušies. Bestuksendamas jis staiga išgirdo plonytį ir gana irzliai skambantį balsą iš medžio vidaus. Ei, kas čia per triukšmas? Sušuko balsas. Truputėlį išsigandęs, Gediminas nustojo stuksenęs ir apsidairė aplinkui. Iš mažos skylutės medyje išlindo mažytė pūkuota voverytės Giedrės galva. Voverytė dar trynėsi užsimiegojusias akis, lengvai nusižiovavo ir dėbtelėjo į geniuką. Atsiprašau, Giedre, maloniai tarė Gediminas. Nenorėjau tavęs pažadinti, tiesiog ieškojau po žieve vabzdžių, kad galėčiau palesti. Giedrė sparčiai sumirksėjo ir atsakė. Suprantu, kad tau reikia valgyti, Gediminai, bet ar tu pažiūrėjai į laikrodį? Kaip aš galiu išsimiegoti, jei tu taip anksti pradedi savo triukšmą? Dabar juk pats saldžiausias miegas. Gediminas kiek suglumo, jis tikrai neketino Giedrės trukdyti. Taip, miegas tikrai svarbus. Aš tiesiog nepastebėjau, kad šiame medyje kas gyvena. O tu jau nebemiegi. Ar galiu toliau kalenti? Kalenk, bet tyliai. Aš dar kiek pasnausiu. Atšovė voverytė. Gediminas suraukė antakius. Lėtai snapu prilietė medžių kamieną. Niekas nevyksta. Pabandė dar kartą. Nei vieno vabaliuko nesimato. Ne, tyliai kalenti aš negaliu. Paliksiu vabaliukus ant šio medžio gyventi, o maisto ieškosiu kitur. Jam dar nespėjus pajudėti, pats medis visą laiką tylėjęs ramiai tarė. Nepalik čia vabaliukų, pagelbėk man senam medžiui. Voverytė, tau taip pat jau laikas keltis. Susitarkite su geniu, kad eisi miegoti anksčiau ir keltis galėsite tuo pačiu metu. Kitaip vabaliukai mane visą sugrauš. Ir kur tu tada gyvensi? Giedrė jau visai išsibudinusi, greitai surimtėjo ir atsakė medžiui. Gerai, tu sakai, esu tavo gyventoja ir suprantu, kaip svarbu yra sveikas ir švarus tavo kamienas. Gediminai, kelsimės tuo pačiu metu. Tu rinkti vabaliukų, o aš riešutų šiame plačiame miške. Gediminas linktelėjo galvą. Sutarta, jei kada norėsis pamiegoti ilgiau, pranešk man iš vakaro. Tuomet vėlesnę dieną dirbsiu 2 kart ilgiau. Gyvūnėliai nusišypsojo vienas kitam, džiaugdamiesi rastų sprendimu. Tada Giedrė prisipažino. Žinai ką, Gediminai, aš visada klausydama miške tavo stuksenimo pagalvodavau, kaip gražiai ir ritmiškai tu darbuojasi. Atrodo, kad ne darbą dirbi, o koncertuoji visam miškui. Kaip smagu girdėti, o mes geniai kalenimu ne tik maisto ieškome, bet taip ir kalbamės vieni su kitais. Kiti tokios kalbos nesupranta, todėl galime dalintis visokiomis paslaptimis. Va čia tai naujiena, sušuko Giedrė. Dabar klausysiuosi jūsų visai kitaip. Gal kurią dieną išsprūs kokia paslaptis? Nuo tos dienos Gediminas ir Giedrė abu keldavosi anksti. Voverytė miegojo ramiai, žinodama, kad geniukas darbą pradės jau jai atsikėlus. O dienoms įpusėjus, voverytė iš toli, girdėdama ritmiškus kitų genių garsus, kartais sustodavo ir pastačiusi ausytes, bandydavo išgirsti jų paslaptis.
Galbūt kurią dieną ir išgirs. Galbūt ir mes, miške iškirtę geniuko Gedimino kalenimą, išgirsime jo paslaptį. Pasakos pabaiga.